Padėk diev, kaimynė. O, dėkui dievui. Na tai ką, kelmus raunam? Tai jau raunam. Tai pats vienas čia viską ir apdirbi? O ką darysi? Taip jau išeina. Brolio 9 burnos vienas neišmaitina, o aš matai vėlgi. Sveikas, Ruli. Oi, perprašau, nešvariai. Nesiženijai? Tai kad nusenau, ponas. Nusenai. Mergus jau nedaboja ir nemoku aš su jom. Tai kiek pats metų turi, kad nusenai? Agi, per Šventą Joną 43. 43. Ruli, taigi vyras pačiame stiprume. Mergos prie tokio kaip prie medaus rimpa. Aš rimtai kalbu, Ruli. Eik. Piemenims ir nereikia ženytis. Vyras esi rimtas, negirtuoklis, nepaleistuvis koks. Galėtum gyventi kaip visi žmonės, o dabar rudį noksti. Ar žinai, ką aš sugalvojau, Ruli? Kaip gerą savo kaimyną, sugalvojau patį apženyti. Na, ponas. Tai kad iš manęs matyti jau, kaip iš to ožio, nei pieno, nei vilnos. Na, nekalbėk net nieko. Netokie vedar, žiūrėk, kaip gyvena. Vaikučių priperi 2 eilės aplink pečio pats. Ir mergą pačiam gerą esu nužiūrėjęs. Savo krikšto dukrą pripiršiu. Jauna. Gera. 16 hektarų žemės, Ruli. Čia kad perkūnas, žinau, bet tai kaip čia dabar? Ne perkūnas, Ruli. O, aš žinau, kad pačiam reikia pačios. Paskui man dėkingas būsi. Na tai ką? Vadinasi, sutarėm. Kitą sekmadienį ir maunam į pakalnių pusę. Nuvešiu, piršliu pats pabūsiu. Tai kad perkūnas. Kentauras. Kas dar? Matot, taip sakant, aš turiu jau tokią silpnybę. Jau numies ant šito punkto esu trenktas. Ant kokiogi punkto? Na, man jeigu negraži, tai geriau ir nevažiuoti, tik ponas sugaišit brangų laiką. Perkūnas, toks jau charakteris. Paistai, Ruli, ar ką? Rimtas žmogus vadinasi ir paistai. Negraži. Negraži bus nesiženysi. Niekas pačiam per jėgą ant kaklo jos neužkars. Dėkui, ponas. Bet man ir reikia su broliu pasitart.